Sveiki, dar viena Bitcoin analizė ir žiūrime, ką turime su Bitcoin. Taigi turėjome gan neblogą raną, 9 dienas iš eilės judėjome aukštyn ir turėjome 9 žalias dienas, kas tikrai jau gan senai buvo toks scenarius ir nors ir ant čarto neatrodo, kad buvo labai didelis nuolis, bet iš tikrųjų realiai vos ne 14% į viršų kilome. Ir ką dabar gero turime? Kokius turime scenarius, tai iš tikrųjų turiu šortą nuo čia. Čia neturėjau jokių longų, buvau atostogose ir žinau iš atostogų, taip gavosi, kad enterinau šortą. Kodėl enterinau, tai turėjome labai gražų lygį tenai. Turėjome daily VWAP-ą. Taip pat turėjome $75,000 psichologinę zoną. Tai yra toks apvalus skaičius, kuris tiek duoda konfluenso prie bendro treido. Ir taip pat turėjome Naked Point of Control weekly, dabar jo neturiu, nes žinom, jeigu jį pasiekiam, tai jisai jau tampa nebevalidus. Turime naują daily lygį ir kokie dabar planai, tai šortą turiu nuo čia kažkur, nuo plus minus 74,000, kuris buvo 4 valandų. Daily buvo kažkur tai 75 VWAP-as ir kai grįžome ir gavome acceptance į 4 valandų, entrinau savo šortą ir 25% uždariau kažkur ties čia, dar tuo pačiu bandžiau paskalpinti longą vieną, tačiau longą greit išmušė ir kol kas važiuojam su šortu. Tai ką turim toliau? Kokios yra dabar pagrindinės zonos ir kur galime tikėtis kažkokių treidų. Tai matote, su čia pasižymėjęs net alertą. Tai tikriausia, bent jau mano nuomonė, didžiausia tikimybė, kad pamatysime šį lygį, labai daug konfluenso turintis lygis. Tai turime daily levelį, turime weekly nepatikrintą levelį, turime 65,000 psichologinę zoną. Turime trendline'as, kuris, jeigu kaina juda, tai maždaug, jeigu dabar kaina judės žemyn, tai maždaug ties šitų lygių ir turėtų susitikti. Šitą trendline'ą tikrai gan neblogai suportina. Turėjome 2 touch'us, pagal kurios ir nustatomas trendline'as, labai respektinam šitą lygį čia. Pat čia turime šiokį tokį irgi trendline'ą, galim būtų pavadinti kažkas tokio. Manau, kad jeigu šiaip iš tikrųjų net entrant šitą šortą tikėjausi dar aukštesnių kainų ir taip dvejojau dėl to šorto, bet dabar džiaugiuosi, žinoma, kad entrinau, nes manau, kad jeigu pasieksime būtent šį lygį kažkur, tai pramušime ir matysime aukštesnės kainas, bet kol kas žiūrint į session volume, tai gavome acceptance į volume area high ir ką turime? Volume area low, grinai su mūsų lygiu. Ką mes žinome, kad dažniausiai jeigu gauname acceptance į volume area high, važiuojame iki volume area low. Tai žinome, turime dar kelis lygius, supportus neblogus, point of control, taip pat turime Fibonacci lygį, realiai nuo kurio dabar rejectiname kelis kartus ir žinoma, gali būti, kad tiesiog įvyks taip, kad rejectiname ir važiuosime aukštyn. Visą laiką toks scenarius gali būti, kad važiuosime iki point of control ir jį kaip supportą panaudojus važiuosime į viršų, tačiau šie lygiai savaime, jie gali būti geri, bet man kaip iš mano treidinimo strategijos
jie nėra taip aktualūs, nes tiesiog nėra tokio bendro konfluenso, kaip turime čia, pavyzdžiui, kur labai daug lygių sueina į vieną tašką ir tikrai yra stiprus lygis. Čia, žinoma, Fibonacci stiprus lygis, galime važiuoti aukštyn. Point of control stiprus lygis, galime nuo jo atspirti ir važiuoti aukštyn. Tačiau nėra bendro vaizdo, kuris man leistų spręsti, kad čia yra geras treidas. Aišku, galima per dieną 100 treidų enterint nuo kiekvieno lygio ir kažkiek paeis, kažkiek nepaeis, tačiau aš ieškau treido, kuris yra labiausiai, labiausiai tikėtinas. Tai čia nėra man toks aktualus lygis ir laikau vis dar tą shortą. Uždarysiu, jeigu gausime limą ir acceptance į volume area high, tada invaliduos visą šitą mūsų, kad volume area high, kai gaunam acceptance, važiuojam iki volume area low ir tada galima bus tikėtis aukštesnių kainų. Kol kas šis lygis taip pat turime ir Fibonacci čia, tai ta prasme konfluenso, tai labai daug, tai čia man yra jau automatinis iš karto longo setupas. Ir idealiausia, žinoma, būtų, kad pasiektume šitą lygį, biškai fakeoutintumėm žemiau kažkur, pramuštumėm šiam 5, nes šiam 5 yra vis tiek biškai žemiau, pagrindinis lygis yra nuo šiam 6 iki šiam 500, tai idealiausia būtų, kad fakeoutintumėm, grįžtumėm, gautumėm kažkokį acceptance ir ant porto galima būtų enterint longą. Tikrai neapsimoka gaudyti degančio peilio, kaip sakoma, ir enterinti iš karto čia. Žymiai geriau palaukti, gauti tikrą entry confirmationą ir tik tada enterinti. Na ir žinoma, koks kitas lygis, tai jeigu visgi pramušame. Jeigu pramušame čia ir matome, kad važiuojame žemyn, sekantis lygis yra tas, apie kurį šneku realiai visą šitą laiką, kai dalinausi, kad spotą užsipirkinėju, tai mano entris realiai buvo bendras kažkur apie šiam 5 gal tūkstančiai, vis dar spotą laikau, tai realiai 15% roną gavome nuo mano entrio spoto. Dalinausi ir savo grupėje, ir YouTube dalinausi, ir TikTok'e nedalinausi, tai kas pirko tikrai gali net ir dabar džiaugtis dar profitu. Na, shortų kol kas, kadangi pats turiu shortą, tai esu tikrai labai geroj pozicijai, kur galiu laikyti shortą ir kad renčiančiau čia longą, mane išmuštų, mano gaunasi shortas vis tiek atperka mano longą ir bet kokiu atveju mano longo losas yra visas padengtas ir tiesiog turiu geresnės galimybės gal net ir paeksperimentuoti kai kuriais atvejais. Tačiau šitas lygis, kad ar aš turėčiau shortą, nu, man automatinis yra longo rodiklis, kadangi, nu, tiesiog labai stiprus supporto lygis ir kad reakcija bus 100% nuo jo, nu, ta prasme. Tačiau galime biškai pajudėti žemyn ir visgi. Galime pajudėti biškai aukštyn ir tada nuvažiuoti žemyn, bet žinot, treidinimas niekada nėra 100% kažkoks dalykas, visą laiką yra tikimybės ir šiuo metu tikimybės aukščiausios yra čia, kad turėsime reversą. Na ir prisakiau su shortais, tai manau, kad šitas trendline'as dabar neturim labai daug rezistanso kažkokio viršui. Jeigu mes pramušame šitą kiek 1, 2, 3, 4 kartus, tikrinom visą šitą support rezistanso lygį, tai jeigu pramušime, tikrai matysime aukštesnės kainas ir kol kas
Kol kas neaišku, kaip tos aukštesnės kainos, kurios vietose. O su longu padarysiu dar vieną video, kai priartėsim prie tos kainos, pranešiu pats ar enterinau ar neenterinau, koks mano mąstymo procesas buvo su visu šituo enteriu, bet manau, kad take profit būtų kažkas. Turime šitą VWAP-ą. Jeigu važiuotumėm iki šitos kainos ir važiuotumėm aukštyn, tas VWAP-as žinoma kristų, tai kažkur gal net ir susitiktų ties šiuo weekly point of control lygiu. Galimai kažkur ties čia jau man ir norėtųsi take profit vieną daryt. Ir šiaip dažnai būna mėgstu, jeigu enterinu tradą, kaip ir pavyzdžiui šitą short enterinau, tai šitoj vietoj jau dariau take profit vienas, nes tada gaunasi toksai risk free tradas tau. Tu uždarai čia 20, tarkim, 5% pozicijos į profitą, automatiškai to visa pozicija gaunasi mažesnė ir kad ir tave išmuš. Žinoma, aš stop loss tada dar pasižeminu, jeigu turėjome gerą major move, tai toks gaunasi, jeigu ir tavį išmuša, tu arba ant savų, arba dažniausiai dar net lieki pliuse. O jeigu važiuojame žemyn, tai tikrai užtenka pilnai ir tos 75% pozicijos. Kol kas planas yra čia, tačiau, žinoma, žiūrėsiu point of control lygį, kuris yra pats iš savęs savaime stiprus. Tai jeigu gausime kažkokią reakciją, galimai uždarysiu dar dalį savo šito shorto. Na ir jau dabar užsistatęs take profit iš karto automatinį, jas 65 ten keli šimtai, kartu automatiškai darytų ir, na, jeigu enterinsiu longą, žiūrint pagal visą price actioną, tai galimai uždarysiu dar dalį savo shorto pozicijos. Tai kol kas iš treidų tiek, greitai viską susumuoju, tai esu shorte, naujų shortų kol kas nematau, longo opportunities yra 65 000. Čia galima būtų pažaist, parizikuot, bet nėra kažkokie man labai aktualūs lygiai, tai 65 000, jeigu, nu čia ta prasme jau 100% longo opportunities, nebent tiesiog krisime, tai tada ne. Jeigu turėsime kažkokį bent jau minimalų entry confirmation, tai būtinai enterinsiu. Ir jeigu pramušame, gauname rezistansą ties šitų lygių, tai sekanti kaina yra 59 000. Tiek žinių. Jei turit kokių klausimų, galit klausti, jeigu kažkaip pageidavimų turit, irgi žinoma galit klausti. Ir iki kitų video.